Labas vakaras, su jumis savas žmogus Fabijoniškėse, kandidatas į Seimą Andrius Mulevičius. Šios dienos statistika. Pasibelsta į 144 butus. Pabendravau su 72 gyventojais. Nemaža dalis žmonių išsakė man problemas susijusias su vietiniu tašku. Tai yra naktibariu, kuriame neretai triukšmaujama bei įvyksta incidentų. Kita problema – tai aplinkos tvarkymas. Nemažas plotas yra nepanaudojamas, kuriame būtų galima įrengti automobilių stovėjimo aikštelę ar tiesiog užsodinti gėlėmis bei medžiais. Taip pat atsakau į Svajūno užduotą klausimą, ką aš veiksiu, kai būsiu išrinktas į Seimą. Taigi atsakau, siūlysiu priimti tokius įstatymus, kurie yra paremti daugumos Lietuvos žmonių valia, taip pat Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos programinėmis nuostatomis. Prieštarausiu prieš kenksmingą Visagino atominės elektrinės projektą. Taip pat sieksiu uždrausti auginti genetiškai modifikuotus produktus Lietuvoje. Taip pat prieštarausiu prieš Lietuvos žemės pardavimą užsieniečiams. Pasisakysiu ir remsiu siūlymus padėti vystyti atsinaujinančius energijos išteklius Lietuvoje, tai saulės, vėjo, biokuro ir kitokius. Propaguosiu ir skatinsiu sveiką gyvenimo būdą, ekologiškų lietuviškų maisto produktų vartojimą. O svarbiausia, skatinsiu, kad kuo daugiau žmonių dalyvautų Lietuvos valstybės valdyme, būtų pilietiški ir prisimtų bent dalį atsakomybės. Taigi, jeigu turite įvairių klausimų, pastebėjimų ar šiaip kokią nuomonę, prašau rašykite man į elektroninį paštą, susiraskite mane Facebook'e, tiesiog bendraukime. Iki pasimatymo, savas žmogus Fabijoniškėse, kandidatas į Seimą Andrius Mulevičius.